Nu ką, išeinu iš viešbučio. Neblogas viešbutukas, geri pusryčiai buvo, pradedu dieną. Šiandieną jau iš šortukus iššokau. Tai, žodžiu, šiltesnė diena, rytas jau nuo 20 laipsnių pasitinka. Varau iškart į tą muziejų, kur vakar nespėjau ir pradedu gazuoti. Šiandieną noriu nuvažiuoti biškiuką jau daugiau kilometrų. Kol stoju prie šviesoforo, tai žiūrėjau savo YouTube analitiką tokią, tai pagal mano peržiūras tik 25% žiūrovų yra paspaudę subscribe mygtuką. Tai jeigu galit, jeigu jums nesunku, jeigu jums patinka žiūrėti, paspauskite tą subscribe mygtuką. Man jisai labai patiks, padės ir labai motyvuos mane keliauti toliau. Nu ką, bandau dabar pabaigti vakar nepabaigtų darbų. Vėl tai jau čia. Palikau ten mašiną, iš tikrųjų nežinau, ten galim parkuoti, negalim. Parkingą, aišku, jokio nenusipirkau. Pasiėmiau svarų pasą ir pinigus, visai pasiėmiau pasą ir pinigus. Tada žinau, kad kelionė tikrai nenutrūks. Dirba, matau. O, jau pirmą mašinytą, kokia gražumas, tą banglentę. Žodžiu, tai sumokėjau 4000 vietinių pinigų, tai yra 10 eurų grubiai. Mačiau 9,95 nuėmė. Nu tai 9,95. O, java soliulkė. Eik, tu savo čia kaip gerai, čia liulkė ir čia lagaminas iš paskos važiuoja. Aš nesu niekada matęs taip gyvai. Nu tas kokio kietumo daiktas, eik tu savo. O su tokia norėčiau kelionę. Tai nufilmuosiu close friendam, kur esu. O, pas mane kaime taip darydavo tik motorą, net čia dėdavo čia. Nuo Birbynės, nuo Rygos. Bet čia gal kažkoks originalas toks, ne? Čia linkėjimai Henkui. Nežinau, ar būtent tokį turėdavo, bet prisimenu, kad su pedalais tokį turėdavo egzempliorių. Valtis kokio irgi fainumo, medinė. Jau kaip žinau, kas norėtų nusipirkti iš karto. Tai vienas pirkėjas būčiau aš, antras, kuris metasi kartu būtų Talutis. Su tokia medinukė po Kauno marias. Žiauriai gerai. Man iškart nuotaika tokia gera, kitą techniką matau. Eik tu savo. O kaip fainai su tokia tvarai senamiestį, sakt. Išlipi. Wow. O, papa. Čia gretutį linkėjimai jau nuo šito. Ir spalvytė, ir viskas. O, Jezu. Išprotėtų jinai čia pamačius. Stoja mano brolis kažkada dirbo Palangoj. Ne Palangoj, Šventojoj. Titanike. Čia taip duris įsikabina. Iš viso pasidaro variantėlis. O, čia tai neblogų metų, 2003 metų. 4 litriukai. Amerika. Tokią Eldorado su Greta irgi bandėm kažkada nupirkti, važiavom apžiūrėti. Lemą tie Amerikos gabaritai, kažkoks kosmosas, kokio didumo ta mašina, kokio ilgumo. Kabrikėlis. Bet tų dvi mašinas, kuris turi mano draugas Talutis, tai šitą turi ir šitą turi. Nu, ne šitą būtent, o tokias. Kiekvienas gerbiantis reperis savo laiku turėdavo tokį navigatorių. Šiaip, taip noriu pasakyti, kad kažkiek apie tas mašinas nusimanau, kad jeigu jis tokioj vietoj guli po mašiną, ką jis ten gali remontuoti, jis gali tik tai katalizatorių lupt lauk. Jau prigautas už rankos. Žiūrėkit, čia ir parduoda tas mašinas kai kurias. Mačiau, vat, prie Mustango yra for sale. Ir čia yra Akuma krauna Hammerio. Plati mašina, būtų jau sunku Agropolį prisiparkuoti, bet dėl to durelių nėra, kad nenudaužyti kitas mašinas, kai prisiparkuoji. Na gerai, gal ne tokią šusterą pas Talutį.
bet tokio modelio. Pažiūrėkit, koks stogas gerumo. Ir čia dar vieną eilė sėdėti. Kaip ta medžiagėlė kokia sudrošta. Čia matosi kaip dažė. Čia buvo izolkę užsiklijavę. Kiek patiokų pridarė. Nu, nekokybiškas darbas. Yra vinkodas, bet neįžiūriu gerai. O, buvo kažkuri mašina geresnių metų. Galim vinkodą pasitikrinti. Nežinau kaip jum, bet man šitas modelis nėra pats simpatiškiausias, ką yra gaminę jie. Turim ir vinkodą. Toj, vedu į CarVertical, pažiūrėsime, ką parodys. Nu gerai, žiūrėkit. Šitas Mustangas, va čia reklamėlė eina. Įvečiu vinkodą. CarVertical rašo Ford Mustang. Buvo patyrę žalą. Taip, Vengrijoje 2004 metais. O, tai nuo taip senai važinėja Vengrijoje. 2005 metais iki 10 000 eurų žala, 2006 iki 10 000 eurų žala ir matomai buvo sustotas naudoti. Užteko 4 žalų, kad sustot naudoti automobilį ir jau varyti muziejų. Jeigu tikrinsit jūs muziejų ar ne muziejų, ar tiesiog savo automobilį per CarVertical, naudokitės nuolaidos kodu MERSAS, gausit 20% nuolaidą savo ataskaitai. Ir užeinam į kitą salę. Čia jau labai retro. O, tu kurmi, kokį didumą. Jau nuo seno Rolls Royce'as, tai normaliai, ne? Gamina, pažiūrėkit. Gale cup holderis koksai. Vairas dešiniai. Lemba gerulis koksai, ką? Bemvas. Geras. O, ir Mersas. Nu, čia fainai. O, čia gali ir kažkokią vakarienę užsisakyti. Ir filmą pažiūrėti. Greitį ir įsiutę rodo. Nu va, apėjome. Pasigražėjome. Nu, visai fainų modeliukų. Ne, yra. Einame dabar į automobilį, reikia ilgai nedelst, nes, kaip sakiau, neįsivaizduoju, ar leidžiamai vietą, ar neleidžiamai pastačiau, nes neduok dieve ant rato man uždėtų ko nors. Tai biški pristabdytų planus, ne? Nu, kaip galvoti, leidžiamai vietą pastačiau, neleidžiamai. Gal laikas būtų biški nuplautą mersiuką? Aišku, šiaip ant tos spalvelės čia daug nesimato. Nu, bet vis tiek reikia kažkiek meilės duoti. Šudelį aplipė. Nu ką, jau judu toliau. Įsivežiau Formulė 1 trasytę. 30 minučių, 23 kilometrai. Judame. Šiandien viskas operatyviau, dar net 11 nėra, be 4 minučių 11. Iš tikrųjų, iki 4 nakties daužiausi vėl su to video, kad įkelt. Bet žiauriai norėjau pabaigti. Turėjau motyvacijos nemažai pabaigimui. O kėliaus po 7:40, nes turėjau darbinį kolą. Žiūrėkit, kokį siaurą keliuką varysiu. Tai žodžiu, nu kol kas biški daužausi, taip save kankinu, kaip sakant. Bet kol kas jėgų dar yra. Aš įsivaizduoju, kad iki savaitgalio, kažkada savaitgalį turėčiau pasiekti Turkijos sieną. O kiek domėjausi, galimai teks palaukti gal ir ne vieną parą, kol pravažiuosiu. Tai teks tenai stovėti eilėj, miegot mašinai, reikia nusipirkti atsigert, maisto ir žodžiu, nu ir va toksai laukia kažkoks kankinimasis. Tai tuo metu reiškia nei video nepamontuosiu, nei įkelsiu normaliai. O gal ir padarysiu viską. Iš tikrųjų, jeigu ryšys bus, tai padarysiu. Nu, bet esmė, kad turėsiu daug laiko nestoviniuosiu, tai galvoju, išsimegosiu, gal ten ir palisėsiu kažkiek. Aišku, tas poilsis toks mašinai gal nėra labai įspūdingas, bet manau viskas bus good. Tai dabar galima biškiuką dar paaukoti miegą vardan darbo ir kelionės.
Nu, bandau žiūrėti, gal kaip navigacija mane ves. Nes čia kažkoks parkingas, čia šiaip parkingo aikštelė. Bet turbūt per varžybas čia, kai sukrenta daug žmonių. Ejo, įdomu. Jeigu būtų open track, kiek čia man kainuotų iššaut ratą su mersiuku. Na davai, bandysim paskui parivažiuoti ten paklausinėt. Pirmą nuvažiuoju, kur veda navigacija. Welcome to Oracle. Blema, nosis nuspausta ir čia nuo dirželio, nes tą kamerą taip laikau ant galvos, kad jums filmuotų ant bordą. Žodžiu, nu ką, apsuko mane, švarė, sakė, kad visa trasa yra klaus. Kažkokie darbai vyksta. Prisiparkau biškį taip šonę trasos, bandysiu pakelt droną ir pažiūrėsim, kas ten trasoje vyksta, nevyksta, ką ten jie remontuoja. Ir šiaip kaip atrodo trasytė. Atvykau į Hungaroring. Nežinau, ar gerai tariu, bet tai yra Formulė 1 trasa Budapešto pašonėje, kurioje jau nuo 1986 metų vyksta vienos įdomiausių lenktynių visame sezone. Čia įvyko pirmas Formulė 1 etapas Rytų Europoje. Ši pati trasa yra ganėtinai techniška, labai siaura su labai mažai galimybių lenkti. Tai reiškia, kad čia pergalė dažniausiai nulėmė kvalifikaciją. Ir čia dažniausiai vyksta kaip ir vienas lėčiausių sezono etapų. Nu, po Monako, sakykime. Čia yra labai daug posūkių, mažai tiesiųjų, labai apkrauna stabdžius ir padangas. Ir čia daugiausiai renkasi Formulė 1 fanų iš Lietuvos, nes trasa yra arčiausiai Baltijos šalių regiono. O šiaip atrodo fainai trasytą, būtų įdomu prasiliekti, būtų fainai, kaip kad kokiam Nürburgring, kai būna, tenai susimoki už vieną ratuką ir gali iššauti. Bet dabar galbūt taip ir galima pravažiuoti, bet dabar vyksta kažkokie darbai. Tai žodžiu, darbų netrukdom, dalį trasos pamatėm, kaip atrodo iš viršaus ir važiuojam toliau. Nors kuro yra dar 1/4, bet nurodo range man 150 km, o dabar 235 km iki pasienio miestelio, tai pamačiau Orlenas. Kaip tik ir į tualetą norėjau nueiti ir kuro galvoju to pačiu prisipilisiu ir paskui bus mažiau galvos sukimo. Gal 100 įvarom? Kad valintų dar geriau. Žodžiu, įsipiliau kuro už 26 600. Bet matau per appsą, kad nuskaitė 66 eurus 64 centus. Tai važiuojam toliau. Į tualetą galime eiti tik su monetom vietiniam. Super, sakau, tai kažką parduokit. Ne, sakau. Žodžiu, lėkiam. Autostrada, betonkė, bet matau tik tai išilgą pjūvį. Fainai, kad taip nėra supjausti, nes Vokietijoje yra tenai viena tokia autostrada, kur va taip, nu gal ne viena yra, bet bent jau aš esu važiavęs, kur taip supjausti, tai važiuoja ir kaip bėgiais, taip didin. Tai čia visai fainai. Ir suraižytas yra tas betonas, kad nebūtų slidu. Čia matau, kad skalda kažkokia prasidėjo. Ai, ne, vėl va grįžo. Betonkė. Na, žodžiu, pučiam. Pučiam dabar kaip ir autostrada, kaip ir viskas good, mokami keliai, bet kaip ir aš viskas sumokėjęs, galime naudotis, patogiai sukti kilometrus. Visai neblogai, lėkiu žodžiu, sustojau biškiuką pailsėti. Nu, tas palsėt, nuėjau vandens nusipirkti, biškį atsistojau, prasėjau ratuką ir viskas. Nusipirkau vandenuko, išleidau 2,99. Nu, tai žodžiu, 3 eurus. 2,99, taip ir paskaičiuosim. Viskas, nestovinioju, kylu toliau. Dar viena valstybėlė. Tai dabar, man atrodo, jau 4. O kaip čia dabar, kur ką daryti? Fūra pasistabdė. Niekas mirsiuko net netikrina.
Nu, aš tik tai galvoju, kad nebūtų, kad tenai vinjetė buvo. Nu, be žodžių, ką aš žinau, važiuoju. Matau pirmą degalinę ir jaučiu suku į ją ir apklausiu. Nu, vinjetė nupirkta 10 dienų. Nors, nu, tiek nereikėjo, bet 16,43 vietinių pinigų. Bet gavosi, man atrodo, 3 eurai ten su centais. Tuoj pasakysiu. 3,24 eurai gavosi už šitą dalyką. Ant kiek geriau, ant kiek pigiau, ne? Viskas dabar ramu. Ramia širdim galima gazuoti toliau. Taip, tai privažiavau pirmą į miestą, Arad centras turbūt tenai. Ir, žodžiu, pažiūrėjau už Google Maps, yra tokia viena vieta visai įdomiai atrodanti. Tai noriu prie jos privažiuoti, pasikelti droniuką, pažiūrėti, kaip atrodo tenai iš viršaus. Nes pasižiūrėjau, kad pats objektas priklauso kariuomeniai ir nelabai galima turbūt jau virš jo tenai skraidyti. Bet kažkur šalia galais pakelt, kad pamatyti tą tokį vaizdą iš viršaus, nes visas toksai objektas kaip žvaigždės yra žvaigždės formos. Pastovėjau ilgiau įmynęs stabdžio pedalą ir įsijungė vėl ABS klaida, bet jau nebesureikšminu aš jos. Važiuoja ir taip gerai. Žodžiu, nieko gero neišėjo, neleidžia aukštai pakelti, blokuoja signalą, turbūt dėl to, kad priklauso kariuomeniai. Tiesiog galiu parodyti, kaip atrodo tas objekčiukas. Nu, kad taip kažkiek krūmelė, net tokia žvaigždutė išformuota. Tai va, tik čia nuskridau, pažiūrėjau. Čia ir per nuotrauką matas, kad neveikiantis kažkokie baseinai. Taip ir dabar yra. Nu tai žodžiu, negaištu laiko, važiuoju tolyn į Rumuniją. Taip, Mega Turk Park. Mega Park Restaurant. Ok, kaip tik valgyt noriu. Pabandysim. Oi, matau, stovi neblogas mirsiukas, ratai gražus. Nu, bet kelias ir baisus čia privažiuoti. Bet gerai, važiuojam prie ratukų. Iš tiesų tokius ratus 22. Dabar naujus kaltinius persiunčiau savo draugui NS Coupé AMG. Čia matau mažesni ir netokie. O čia tokie biškai kažkokie čainizai atrodo. Nu, bet modeliukas neblogas pats automobilis. Normaliai spaudžia tas darželis, kai filmuojam bordą. Kaip žmonės gerai yra sprendė meniu klausimus. O, tiesiog čia meniu yra. Užsakiau sriubelės ir šašlyko. Nu, žiūrim. Neatrodo blogai. Ta duonelė atnešė šiltą, kaip fainai. Nu ir pagrindinis patiekalas. Oi, kaip gerai. Aišku, nesuprantu šią kainą, dar nieko nesanalizavau, bet kai sumokėsim, pamatysim. Nu tai ką, pasivalgiau. Išleidau 13,77. Žodžiu, kol kas geriausiai pasivalgiau šitą kelionį. Tai good news, pilnas pilvas, galime spausti gazą toliau. Ką, bandom važiuoti toliau, esu įsivedęs kitą miestelį, nors yra 5:30, bet kažkaip šiandieną noriu važiuoti. 150 km, 2 valandos. Let's go, žiūrim, kur nuves. Nu, tas nekilnekas jau, tai wow. Pilis ant pilies. Oi, gražiai. Prašau. Dar labai norėčiau pamatyti šitą kokias Versace tvorą. Matau ant kalno kažkokią pilį.
sustojam, nuskrisim, pažiūrėsim. Reikia va čia arčiau kažkaip privažiuoti. Va čia. Čia kažką rašo apie tą pilį, tai paskaitysiu ir jums papasakosiu. Tai 13 amžiaus tvirtovė pastatyta vengrų karaliaus nurodymu kaip gynybinė pilis nuo totorių ir Osmanų imperijos. Tai pastatyta yra 1270 metais, strategiškai įrengta ant kalvos virš Murės upės. Viduramžiais buvo viena svarbiausių vakarų Rumunijos pilių. Vėliau stovėjo apleista ne vieną šimtmetį. Tai žodžiu, griuvėsiukai, ne tokie, bet vis tiek fainai gražiai. Na, taip ant kalno kažkur nesimato, žmonės bandys užlipti iki tenai. Bet kiek mačiau iš drono, gal neverta lipti, viskas apaugę, apžėlę. Šiaip iš viršaus gan gražiai atrodė, pamačiau, kad čia prie pat upė teka tamsi tokia upė, bet vis tiek gražiai atrodo iš viršaus, viskas daug gražiau atrodo ir labai trumpam parodžiau kelią ir miestelį, pro kurį dabar važiuoju. Tai žodžiu, lėkiu dabar toliau. Gavau komentarą su prašymu, kad padaryčiau timelapsą, kaip važiuoju. Tai nieko nelaukęs ir jungiu timelapsą. Kažkokią ant kalno matau pastatą įdomų. Bet kaip ir atvažiavom, šiandienos buvo tikslas pasiekti Devą. Pasakau iš šono, nes noriu kažkaip čia prie tos pilies nuvažiuoti. Kur čia yra? Aha, jisai nori, kad aš čia sustočiau ir paskui eičiau. Na, draugelį, patikėk, kad aš tikrai ko neįsiu. Tuoj nuskrisiu. Tai atvažiuoju iš telę, pažiūrėsime, kas yra tenai ant kalno viršuje. Ir šiandieną bus turbūt paskutinis objektas aplankytas. Bandysim užbaigti jau dieną. Nu, gaila, neleidžia labai aukštai pakelt drono, tai dabar, kurį vaizdą matote, čia yra maksimumas, kai galėjau pakilti. Tai esu prie Deva pilies, jį pastatyta 13 amžiuje. Ir įsiskiria tom, kad čia yra ant senovinio ugnikalnio pastatyta pilis. Kaip matote, yra funikulierius, per kurį galima pasiekti pačią pilį. Aišku, šį vakarą turbūt gal ir nebekelia, bet aš pats ir jau nebeturiu jėgų pasikelt. O kas pažiūrėjo tik į čia, tai paspauskit like, paspauskit subscribe, pakomentuokit video. Ir aš bandau ieškoti nakvynės, kur įsikurti ir užbaigti šiandienos dieną. Nakvynę radau. Ir net lyg ir įtilpau. Atrodo visai nice. Toks uždaras kiemelis su vartais. Labai gerai dėl automobilio. Ką žinau, čia galima pastatyti. Nu, labai greitai viskas, nes nereikėjo dabar mokėti. Ir tiesiog mokėsiu, žiūrėk, davė raktus su teliko pulteliu. Turbūt dažnai išneša kažkas pultelį, tai dabar su raktais duoda. Einam, žiūrėsim, kaip čia įsikūrėme. A2, A1 ir mano A3. Gerai, užeinam, pažiūrim, kaip čia gyvensim. Biškai gal vėsoka, laukia ženkliai šilčiau, reikia atsidaryti. O garsiukas stovi laukia savo kelionio. Pultelis. Gerai, gal paliksiu biškai šilumos jais. Va, programa yra. Šikanas.
Na, viskas, cool. O, turėsi darbo staliuką kažkokį. Reikia tik tai dėl Wi-Fi'aus pasiklausti. Nėra ką klausti, viskas yra. Kadangi dar nemokėjau, tai nežinau, kiek kainuosi, turbūt rytoj prie video pridėsiu. Šiaip per bookingą rodė 56 eurus, tai būna kartais, kai moki, ten atsiranda koks ekstra pagalbės mokestis, 2-3 eurai, tai žodžiu, rytoj ir pridėsiu. O dabar baigiu jau šiandien dieną, dar nebaigiu. Einam iki mašinos, pažiūrėsim, kiek šiandien nuvažiavom. Taip, tai šiandien įveikiam lygiai 500 km, 500,4 km. Šiandiena baigta, ačiū, kad žiūrėjot, įveikta yra nemaža kažkokia dalis Rumunijos, važiuosim rytoj link Bulgarijos. Iki ir ačiū, kad žiūrėjot.